Taigi, mėly draugai, šiandien bus ilgesnis rytas, ruduo atakuoja, o gal netgi geriau sakyti puošia mūsų gatves. Čia rudens naikintojai nuputinėja rudens pėdsakus. Aš keliauju į veikmobilį, eiti reikia toli. Žiūrėkit, kokią štučką turiu aš. Reikia jį iškraut prieš kraunant. Čia vakar kiek parašėm daiktų, kuriuos šiandien vešim. Žaisliukų, higieną ir kanceliariją ir drabužiai be jokios abejonės. Tai visą tai reikės šiandien mums krauti ir vežti į šeimas. Bardaką palikau vakar po savęs, nes turėjau padaryti 18 maišų. На гараж надо? Paskambino Jelena, tai moteris, kuri gyvena garažuose. Jau, sako, antrą dieną esu darbe. Labai smagu, girdėti. Viskas pas juos yra, trūksta tik tai paprašė šitą bilieto važiavimui, nes jinai dirba toli nuo savo garažą, dirba kitame miesto gale valytoje. Vat, sako, trūksta to ir maisto. Šiandieną kelionė, o rytoj jau nuvešiu pas jūs. Reikia man papusryčiauti. Papusryčiausiu ir kipsim į darbus. Tanką vis dėlto nešiuoti pačiam, nes nėra vietos, kur statyti tai, kas yra mašinai. Господин Виктор, непунктуальный мужчина. Ну, я виноват, что пробка. Ну, конечно, это надо уметь рассчитывать время. Лейко ютимо. О, stovi už durų. Parašau, koksai pavėluotojas. Ir krenta viskas. Šluota nukryta. Aš sporto salėje buvau. Aš žinau, kam aš tau reikalingas. Aš viską sunkaus nešiočiau. Aš viską sunešiojau. Да, сейчас будем туда. Витя, окно раз... Вывалится. Самое главное, знаешь, как пола. Как нет, нельзя почему так ты говоришь. Čia matom pilną autobusą jau prikrautą, dar ne pilną, dar keli maišai, o čia matom Viktorą ir jo žygdarbį. Iš tikrųjų ne Viktoro žygdarbėm, čia aš prisinė, gražiai buvo su to. А какие номера? 4, 5, 6. Понял. Завалились. Да, я сейчас вот возьму, а тебе посмотришь. Давай. 5. Dabar važiuojam, parodysim, kaip filmuoja filmuką žmogelis. Jis čia stovi, jis jau čia pramumis jau 10 kartą praeina, kol mes krovėm maišus. Varinėja tą neįgalų žmogų. Pirmyn atgal operatorių. Bet sakau, jūs ne tak gali? Ne, žemyn. Čia jau Švitinau, Skaunė, 2 mėnesių. Ne, man būtų pyks nori.
Iš tikrųjų, žinot, tai 5 aukštą, 4 nešioti Viktoras paėmė, ten moteriai padėti. Sėdi dabar rankos dreba. Viskas, aš dabar iš tikrųjų, ką noriu jums pasakyti, parodyti. Tai aš jau rodžiau daug kartų. Va tokia, matot, papakutė. Ne, tu man dabar rodai asmens duomenis. Va, paputė tokias vat yra. Jau čia vat. Tiek šeimų pas mus yra. 11-12. Ir 2. Opa! Tai tu jo netampyk podų. Kažkot numeriu. O, yra. Labas, labas Zuika. A kur mama? Esu čia. Aha. Nu. Pasirgė. Taip, tai žinok, aš su batais. Jo, čia gal dedam. Grįžo iš klinikos ir 3 mažamečiai vaikai. Tai pasakiau, kad dažniau skambintų, prašytų, kokius reikia būtų pagalbos. Aha. Не звонил мне, как звонился? Moti. Tai vos visus kitus maišus aš nešiau, dabar tegu jisai neša. Nu, a kodėl aš padu nešiau? Mes to kvai nešiu. Atidarysiu jums. Ne, tai laiptinėje paliesim. Na, neškit, aš sunkiausiai padarysiu. Viktoras užsiima šitą etnotyrinėjimais. Rado stendą. Sako, kol viską neperskaitysiu, neišeisiu. Stovi. Tada einam iki centro.